Pastaruoju metu bendrauju su daug perdegusių žmonių ir dėja tik vienas kitas būna savo įvardinęs, kad tai tiesa. Nėra daug sąmoningumo temoje. Jei pas patį darbų ženkliai daugiau nei laiko, jauties dažnai išsitaškęs, įsitempęs, stresuoji daug, pamiršti dalykus ir tiesiog prarandi kasdienybės džiaugsmą, sveikas įstojęs į klubą. Prevencija vis tik yra ir ji ne apie atostogos, o apie 3 moksle gerai pagrįstus žingsnius. Pirma. Pasirūpinti kokybiškų 8 valandų miegų. Čia elementaru. To nesant prie daug darbų šansai dideli, kad perdegimas anksčiau ar vėliau išspirs duris koją. Antra. Aktyvus poilsis. Tarp darbų, po darbų ar laisvą dieną. 5 minutės ar kelias dienas. Čia svarbiau ne kiekybė, o kokybė. Klysti manydamas, kad kino teatras ar pagulinėjimas prie baseino labai padės. Žmogus sutvertas judėti. Smegenys N kartų geriau atsistato ne vienoje vietoje tūnant. Judink tas bulkutės. Trečia. Flow arba dar kitaip sąmonės srauto būsena, kurioje laikas atrodo ištirpsta. Esi tikrai tai pajautęs, kai pasižiūri į laikrodį manydamas, kad praėjo 20 minučių, o ten pyst valanda. Čia yra įdomių tyrimų. Pavyzdžiui, kad 15 minučių flow būsena 1 ar 2 kartus per savaitę itin gerai sustabdo perdegimą. Pagalvok, ką galėtum įtraukti į savo kalendorių bent 15 ar 30 minučių per savaitę, kur galėtum išskristi gerąją prasme. Tarp mano klientų patirčių grojimas gitara, rašymas, siuvimas, važiavimas dviračių bekelėje, šokiai ir daugelis kitų aktyvių veiklų. Bonus 4. Kai kada neužtenka teoriškai žinoti ir labai reikia profesionalaus palaikymo. Parašyk asmeninę žinutę. Tikiu, kad galėsiu padėti išnaviguoti lauk iš perdegimo būsenos ir padėti atgaivinti džiaugsmą gyventi.